Sveikučiai, realiai po žiauriai ilgo laiko, aš turiu minėti beveik realiai po visos vasaros, nes šiandien paskutinė vasaros diena, rugpjūčio 21, aš atsėdau čia pafilmuoti video. Manau, iš thumbnailo ir iš pavadinimo šito video supratot, kas čia vyksta šiandien. Tai aš kraustausi į Vilnių gyventi iš Panevėžio. Ir jei kas nors dar nieko apie mane išvis nežino, tai sveiki, aš esu Gabrielė Matuzaitė. Man yra 19 metų, aš keliu turinį į YouTube, Instagramą ir TikToką. Tai pasiekit mane, jeigu dar nesekat tose platformose ir būtinai pasiekit per YouTube. Vasara pasibaigė, tai reiškia pasibaigė ir mano ne-YouTubinimas ir aš grįšiu su daug naujų video, ypač dėl to, nes aš įsikraustau. Šiaip kol dar nebėgam apie pačią kraustymąsi, norėjau šiaip vis tiek pakalbėti apie vasarą, kokia jinai buvo, nuostabi ir jūsų paklausti, kokia buvo jūsų vasara. Tai jeigu yra norinčių papasakot, ką gero nuveikėt ir gal buvo Weekendo koncerte, man labai būtų įdomu išgirsti, tai tiesiog parašykit kokius nors 3 faktus, ką šią vasarą labiausiai įsimenat, kokie tokie didžiausi dalykai, ką nuveikėt, tai parašykit komentarus, būtų man labai įdomu paskaityti. Šiaip paskutinę dabar savaitę vasaros praleidau su savo draugais, nes visi išvažiuoja į kitus miestus ir panašiai, labai norisi susitikti, tai buvau su Beatriče, susitikom, buvau su Vilte mieste. Nealkoholinis. Einam iš šoto, matai, kad mes paskutinį penktadienį, paskutinį vasaros penktadienį atšventam. Dabar yra pusė 5. Ir mes, mūsų kojytės žiauriai pavargo, tai nusprendėm eit basom namo, nes vasara. Dar kol kas. Garsiakalbis, garsusis garsiakalbis. Ir tiesiog faina buvo pabūti mieste, Panevėžyje, savo gimtam krašte ir tiesiog pabūti dar su draugais, nes Viltė ir Beatričė išvažiuoja į Kauną gyventi. Tai ryčiau susimatysim, o aš dabar buvau pratus, tarkim, Viltė kiekvieną dieną vos nematyti, tai toks labai atotrukis. Tada dar su Patricija buvau Sel koncerte. Čia man buvo toks pasiguodimas, kad aš nebuvau The Weekendo koncerte, tai galite pažiūrėti, įmėsiu kažkiek klipų. Jo, dabar jau reiktų kraustytis, nes iš tikrųjų apie valandą laiko dabar aš turiu, ten dar paskui bus visokiausių kitokių veiklų. Tai jo, aš esu susipirkus visai nemažai daiktų, bet aš jų visų nedėsiu. Aš dabar tiesiog talpinsiu random dalykus, tai čia žinokit nėra kažkoks, kad aš rodau, ką aš duoduosi labai jau. Tai va, žodžiu, net neišeina iš tikrųjų parodyti, ką aš čia dedu ir nelabai čia daug kas telpa. Bet žodžiu, dabar įsidėjau, palaukit, pastumsiu. Tai žodžiu, aš tiesiog įsidėjau paltą, įsidėjau tokius storus porą megztinių, kurie man užimtų daug vietos, jeigu aš kai kraustysiuos taip normaliai. Tai aš tiesiog juos į apačią sudėjau, pasiėmiau knygų, pasiėmiau batus. Ta prasme, pasiėmiau toks aukštakulnius, jie labai daug vietos irgi užima vežti. Ir kol kas vis tiek aš neįmu jokių kerzų, tai čia tiesiog šito batai tiesiog full on visus metus ten bus. Man jau nereikia labai taip kasdien, bet ta prasme, jeigu reiktų, kai tegul būna tenai. Dar stėjau vieną porą batukų, su kuriais aš sportuoju. Tai vat, tokius vat batus nusivešiu. Tai suskrauti lagaminą tašę ir žiūrėsim, kas tilpo prasme. Susikrovau aš ten belę kaip tą lagaminą, tiesiog pilną prikurdavau visokiausių daiktų. Ir dabar aš noriu pasodinti šitą augalą, nes jau labai jam šaknytės lenda. Reikia pasodinti. Aš čia tokių snake plant turiu, vaikiukų ir draugam ir savo. Kaip matot, išleido šaknytės. Tai tiesiog irgi pasodinsiu. Ir tada dar pasodinsiu draceną. Ir dar vieną augalą, kurio čia dabar nėra padėta. Tai einu persisodinti savo augalus, nes nėra ką veikti ir taip pat man reiks kažkurią dieną juos išsivežti, tai
Čia prisisodinsiu, o ne Vilniui. Tėve mūsų kūnas. Siela ir kūnas. Wow, nuostabu. Mane o tokiaus. Jėzus Kristus, kraujas. Galėjau skarą pakrauti. Myliu. Labas rytas, gražus rugsėjo 1 rytas. Susveikinu, kurie dar einat į mokyklas, tai linkiu gerų mokslo metų. Šiandien pamatysim kambarį, kokią aš gausiu. Tai važiuosim su drauge. Ir jo, šiek tiek išsikrastysim, šiek tiek apsižiūrėsim ir lauksim sekmadienio. Tai va, žodžiu, ruošiamės, rengiamės ir važiuosim. Mūsų naujieji namai. Ne į namą rodai. Iš viso, žinau, kad atrodo blogai, mes tikėjomės labai blogai, kad bus, bet lygu, gavom didėti kambarį. Kol kas gyvensiu viena, nežinau, kaip bus ateityje. Anyways, važiuoju. Tai va, žodžiu, room tour. Čia yra spinta. Tokia sovietinė, bet daugiau šiaip. Viskas cool. Mes turim 2 lovas, bet čia šiaip skaitas vienvietis, dėl to nes yra tik tai šitie po vienam žmogui gyventi. Šaldytuvas kažkieno paliktas, daiktų kažkieno palikta, neįsivaizduoju. Bet žodžiu, kambarys looks cute. Ir aš tiesiog pagauna. Tapetai nenuplyšę. Langai, žodžiu, žiemolaikis. Šiaip looks cute, looks nice. Tai nusprendėm iškraustyti šitą lagaminą, iškraustyti daiktus ir sudėti juos į visiškai random vietas, tiesiog, kad pasižiūrėt, kur čia kas telpa, kiek čia vietos mes turim ir panašiai. Dar vėliau nuėjom iki virtuvės, iki dušų, tiesiog apsižiūrėt, kaip ten gyvenimas verda, iki tualetų ir panašiai. Gyvenam blokais, tai tualetas realiai durys kitos sekančios nuo mano ir šalia dar yra trivietis kambarys, tai taip visai jaukiai. Sutvarkėm popierius ir buvo šitą dieną kaip ir dan. Tai va tiek šiandien, kitas kraustymasis bus sekmadienį, šiandien tiesiog išsimetėm daiktus random, kad tiesiog užimėti vietą, čia labai daug yra kad tvarkyti, nes čia buvus gyventoja paliko daug daiktų, sakyčiau. Tai, jo, dabar tiesiog apsižiūrėjom, pasižiūrėjom, kaip viskas yra ir viskas, tai susitiksim sekmadienį, kai jau kraustysiuos su visais daiktais. Vakarienė pietus. Skanaus. Taigi, nauji namai. Dabar prasidės kraustymasis. Žiauriai daug daiktų yra. Ir dar atveža porą dėžių ir augalų, tai noriu, ir po valandos maždaug atveš, tai noriu per valandą nusivalyti tiesiog tas vietas, kuriais daiktai, kad jau galėčiau kraustytis, nes dabar jau yra 4:30, tai iki vakaro reikia susikraustyti viską, nes buvom iki ten pavalgėm, prisipirkom dalykų ir panašiai, tai užtruko biškį nuo ryto. Ir jau nuovargis jaučiasi, o dar reikia daug padaryti, tai jo, tiesiog bus tam lepsas, kaip aš tvarkaus, manau. Tai kaip ir minėjau, pradėjau visą tvarkymąsi nuo valymo, ne tik dulkių, bet ir taip tiesiog išplovimo, nuvalymo, nes vis tiek čia negyveno visą vasarą tikriausiai žmogus, o ir prieš tai gyveno mergina, tai tiesiog norėjusi išsivalyti, vis tiek kito žmogaus bakterijos, dulkės, taip toliau. Norėjusi savo daiktus judėti į švarias patalpas, į švarias spinteles ir panašiai. Tai tiesiog tą ir dariau realiai porą gerų valandų, nes dar balkoną labai ilgai valiau.
dėl balkono, kodėl ilgai užtruko, tai tiesiog šitie langai yra nemaži ir tikrai purvinė buvo. Ir dar vienas dalykas ten apačioj, aš nefilmavau, bet ten buvo lizdas, tiesiog ten buvo paukščio lizdas, ten sudužė kiaušiniai ir panašiai, žodžiu, užtruko išvalyti, bet we good, išvalėm viską. Dar galite pastebėti, kad mano augalai čia, tai per tą laiką, kad čia tvarkiaus, atvežė man mano augalus, porą dėžių dar ir 2 didelės dėžės mano rūbų. Tai vėliau jau kroviaus visiškai savo rūbus, anksčiau skabinau ant pakabų, o jau su tema buvo, nes buvau pasidarius tokią pertraukėlę. Tiesiog nuėjau iki parduotuvės, nusipirkti reikiamų dalykų tam, kad tiesiog realiai pravėdint galvą, nes tas tvarkymasis žiauriai išvargino, norėjau tiesiog kuo greičiau baigti ir eiti miegoti. Tai pagaliau pabaigiau sutvarkyti jau visai vakare ir čia tiesiog taip matot mano kambarį, vos atėję, čia yra tiesiog antra lova, čia yra mano lova, čia yra komoda, kur tiesiog visokie daiktai sudėti, čia toks grožio staliukas, čia aš, čia šonė yra spinta, tiesiog aš jos nebenufilmavau, čia laikau makiažą tiesiog, nu tai tiesiog čia rytais aš dažausi ar kada bereikia, ten toliau einame link balkoną, bet jau naktis buvo, tai nefilmavau. Čia šaldytuvą turim, augalus mano arba medžius, kaip mama pasakytų. Čia yra darbo toks stalas rašomasis, turiu lentyną ir tiek, šiaip labai jaukus mažas kambariukas. Dar labai norėjau padėkoti tiesiog savo šeimai, mamai, broliams, visiems savo draugams, kurie padėjo tiesiog ir fiziškai, ir emociškai čia atsikraustyti į naują miestą, mokytis savo norimos specialybės ir tiesiog žiauriai esu dėkinga ir Dievui iš tokį palaiminimą turėti tokį gyvenimą, kokį turiu. Labai tikiuosi, kad ir jums patiko šitas video ir kad tiesiog seksit mano šitą kelionę naujame mieste, studijuojant specialybę, kosmetologijos ir tiesiog palaikinkit šitą video, pasubscribinkit, jeigu dar to nedaro ir susimatysim tikrai greitai naujose serijose tiesiog gyvenimo čia. Bye!